negalvok, jog švelni, mani pikti kipšiukai. Čia ženėsi. Kažkokia boba su kažkokiu seniu. Nežinai, kokiuose vestuvėse buvai. Televizinėse. Kurie išblaško užučius. O, žiūrėk, krenta šleika. Krenta šleika. Jaunikis jau tas be liemenukų galėdavo varyti. Jeigu čia norėjau ir be jo. Aš jauna, graži ir taškas, nebeaiškinsiu daugiau. Daina Taškas lyg specialiai sukurta nuoširdžioms kaimo vestuvėms. Donalda prisipažįsta, vestuvėse ji koncertuoja, bet tokiose, kur skamba visai kitokios dainos. Kiek aš sutokiau draugų, tai kodėl ne? Žinokit, aš būna vestuvių tokių, kuomet yra samata didesnė negu bet kokio firmos baliaus. Pavyzdžiui, tai buvo ten, ar tai Beno Gudelio, tarkim, su Izolda vestuvėse, ten tai renginių organizavimo firmos dirba ir tai būna iš tikrųjų labai viskas puikiai sudėliota. Nieko, manau, blogo nueiti padainuoti žmonėm privačiai, juk dauguma dainininkų iš privačių vakarėlių ir gyvena. Šiandien scenoje vestuvių nebus, tačiau geros nuotaikos netrūks. Ir taškas, kaip pasakytų Radži. Visi taškai, sakau, jau sudėti. Ir liko tik padainuoti šitą dainą ir bus didelis taškas. Kaip jums jau teko pastebėti ankstesnėse laidose, Radžiui sunkiai sekasi su dainų žodžiais. Bet šįkart jis jau tikrai tekstą iškalė atmintinai. Ir tuoj pademonstruos. Kurie išblaško, aš vis nardau po gelmes. Su kuriais mane išblaško, ten kažkaip tai reikėdavo prisiminti melodiją. Žodžius aš dabar negaliu atsiminti taip greitai. O kaip jisai dainuos, aš jaunas, gražus ir taškas, atsisveikinu į tvaškas. Palaukit, Radžis dainuos kaip nuo moters, ar ne? Tartum jis būtų mergina. Aš jauna, graži ir tvaškas, atsisveikinam ir taškas. Pas mane repertuarė virš 20 dainų. Aš kiekvieną negaliu atsiminti, kaip svetimą dainą. Ir vėl tie pasiteisinimai. Belieka tikėtis, kad scenoje jų neprireiks. Ar ne? Nu kokia nesąmonė, kodėl jis tą dainą pasirinko. Einu. Padėk tašką. Reikia pabaigoj jį leisti. Padėk tašką. Sakyk, kad tu tyra, idealė nereikia būti. Šventos ugnies jau nebėra ir tu dėja nevaidilutė. Tu negalvok, jog tu švelni, tavi pikti kipšiukai žaidžia. Gali sudeginti ugnį, aš šviesti šypseną žaidžia. Kurie išblaško, užu viską tau brangiau. Tu jauna, graži ir taškas, nebeaiškinsiu daugiau. Tu jauna, graži ir taškas, nebeaiškinsiu daugiau. Nebark jos, ji jau barta ir dar negavus atleidimo. Kasdien yra visai kita, vis iš kitoniškų žaidimų. Ir niekada nepasikeis nei tavo poelgiai, nei mintys. O tuos žodžius, kuriuos sakei, galiu pamiršti, galiu gražinti. Su kuriuos, kurie išblaško, tu vis nardai po gelmes.
Atsisveikinam ir taškas. Kodėl parašiukai nori su manim atsisveikinti? Tu kodėl tokią dainą parašėjai? Taškas. Labai gera daina, labai geri žodžiai. Va. Čia ne mano. Negavo? Žinai, kaip pasigėdavo labai. Taip. Lai. Kažkaip tau tinka tie lai. Galėjai išmesti kokį vieną stultelį. Aš vieną vietoj norėjau. Tai kodėl? Aš kažkaip galvoju, ne, atkartosiu geriau. Visai nebloga tokia atmosfera, ta daina tokia. Tai aš labai neblogai pasirodžiau. Jis viską labai gerai apgalvojo ir padainavo tą dainą Būk tai man. Tai man labai didžiulė garbė. Radžiui pasirodymas paliko įspūdį, nes kiekviename pasirodyme jis pašoka. Tai yra labai visiems smagu ir linksma.